Elektrinio jungimo būdai. Sunkus uždavinys. Apskaičiuokite paveiksle pavaizduotos grandinės dalies varžą R3, kai I lygu 15 amperų, I2 lygu 5 amperai, R1 lygu 10 ohmų ir R2 lygu 6 ohmai. Tai reiškia, mes žinom štai šitą srovės stiprį. Žinom šitą srovės stiprį. Žinom šitą varžą R1. Žinom šią varžą. Ir ieškom štai šitos varžos. Galim susirašyti, kas duota ir ką rasti. Tai I lygu 15 amperų. I2 lygu 5 amperai. R1 lygu 10 ohmų. Ir R2 lygu 6 ohmai. Čia turim, kad ieškom R3. Ok. Tai turim lygiagrečią grandinę. Ir galim prisiminti, kokie elementai veikia lygiagrečią grandinę. Tai srovės stipris lygiagrečią grandinę yra I lygu I1 plus I2, kad įsišakojime pasiskirsto srovės stipris. Įsišakojus ir kadangi čia turim 3, tai I3 plus I3. Tada įtampa kiekvienam lygiagrečiai sujungto komponento yra vienoda. Tai reiškia, įtampa tiek šito rezistoriaus, tiek šito rezistoriaus, tiek šito rezistoriaus yra vienoda. O tuo tarpu varža yra R lygu, kadangi turim 3 varžas, būtų 1 iš R lygu 1 R1 plus 1 R2 plus 1 R3. Ok. Tu susižiūrėjom viską, ką turim. Tai pažiūrim, kurie iš tų dydžių yra tarpusavy susiję, kad būtų galima juos analizuoti. Tai matom, kad I2 ir R2 kalba apie tą patį rezistorių. Kad I2 ir R2 kalba apie tą patį rezistorių. Tai reiškia, antro rezistoriaus mes žinom ir įtampą, ir varžą, ir srovės stiprį. Tai reiškia, kadangi šnekame apie tą patį rezistorių, pagal Ohmo dėsnį galim apskaičiuoti jo įtampą. Kad U2 galim skaičiuoti I2 sudauginę su R2. Tai lygu. Siemu skaičius, tai 5 amperus ir 6 ohmus. Tai 5 kart 6 ir gaunam 30 voltų. Čia mano U2. Dabar matom, kad U2 yra tas pats, kas U1 ir tas pats, kas U3 dar. Tas pats, kas U3 irgi. Tai mes, reiškia, sužinodami U2, sužinojom ir U1 ir U3. Dabar, kadangi mes žinome U1, tai reiškia, mes žinom šito rezistoriaus ir pirmojo rezistoriaus ir įtampą ir varžą. Dėl to mes galim skaičiuoti jo srovės stiprį pagal Ohmo dėsnį. Tai mano I1 lygu U1 I1 yra U1 padalinta iš R1. Tai vietoj U1 rašau 30 voltų, nes tai yra tas pats, kas U2.
o vietoj R2, vietoj R1 rašau 10 ohmų. Tai gaunu, kad I1 yra 3 amperai. Dabar žinau I1, I2, I ir man reikia, tai galiu pagal mano taisyklės čia esančias, galiu surast su I1 ir I2 persitvarkęs lygtį, galiu surast I3. Tai dabar pasirašau, įsivedu I3 formulę, tai I3 lygu I, tai reiškia visa mano bendras srovės stipris, tai šitas, atimti I1 minus I2. Tai reiškia gaunu, kad iš 15 reikia atimti 5 ir reikia atimti dar 3. Tai iš 15 amperų atimam 3 amperus ir atimam dar 5 amperus. Čia visur amperai. Iškart parašysiu vienetus. Ir gaunam 7 amperus. Tai reiškia, čia mūsų yra I3. Dabar mes žinom I3 ir žinom U3. Tai jeigu žinom U3 ir I3, galim skaičiuoti, kokia varža ten turi būti, kad būtų toks srovės stipris ir tokia įtampa. Tai vėlgi, Omo dėsnis, kad R3 bus U3, kuri yra tokia pati kaip visos kitos, padalinta iš I3, kas yra tai, ką tik apskaičiavo 7 amperų. Paimu savo 30 voltų, kuriuos prieš tai suskaičiavau, padalinu iš 7 amperų ir gaunu, pasiimu kalkuliatorių, ir gaunu čia 30 padalinti iš 7, tai yra 4,285, spinti galiu suapvalinti iki 4,29 ar 4,3, tai aš suapvalinu iki 4,29 ohmų. Tai reiškia mano R3 yra 4,9 ohmai ir atsakiau į tai, ko klausė manęs uždavinys, kad atsakymas R3 lygu 4,29. Taigi, paimu savo žinomus žinomus faktus apie tai, kaip lygiagrečiai sujungta grandinė elgiasi. Tada sužiūriu, kas siejasi kartu, kas yra to pačio elemento arba visos grandinės dalykai. Čia mano pirmas žingsnis, čia mano antras žingsnis, kad suvest šitus du kartu. Trečias žingsnis iš jų išgauti varžą, ne varžą, o įtampą. Tada suprasti, kad visos įtampos yra vienodos, atsiminti. Pritaikyti Omo dėsnį dar kartą, kad suprasti, kad gavau naujus 2 elementus. Iš tų 2 elementų gauti savo
Trečią srovės stiprį. Tada pagal tai, kaip elgesi srovės stipris, skaičiuoju trūkstamą srovės stiprį ir su turima įtampa ir turimu srovės stipriu gaunu savo ieškomą R3. Štai taip reikėjo daryti šitą uždavinį ir toks yra jo atsakymas.